Sveiki, kalbėsim apie labai svarbią, gana stiprią pilnatį, kuri daugeliu požiūrių gali tapti kai kuriems iš mūsų tokiu stipriu lūžio tašku. Jinai įvyks birželio 29-ąją, galima sakyt, iš birželio 29-osios į 30-ąją apie 2:57 Lietuvos laiku, ir jeigu gyvenate kitoje šalyje, pasitikrinkite pagal savo laiko juostą, jeigu jums tai iš tikrųjų svarbu, kada ta pilnatis vyksta. Na, kai pilnatis vyksta ožiaragyje, ji paprastai atneša tokį rimtumą. Ožiaragio pilnatis, kuri pas mus visuomet ateina vasarą, kai saulė būna Vėžio ženkle. Ir, koks rimtumas ir koks susikaupimas, kai saulė Vėžio ženkle. Norisi būti vandeny, o ypač kai dabar tokia vasara, kaip dabar, žinot, susidarė toks omegos blokas, taip vadinamas, kuris laikė temperatūrą labai aukštam karštį, ta prasme nepakeliamam. Aš nežinau, kaip jūs pakeliat karštį, aš jo absoliučiai netoleruoju, man yra viskas, galbūt tai yra susijęs su tuo, kad visą vaikystę mano karščiai vienaip ar kitaip buvo siejami su vandeniu, ir gyventi mieste ant asfalto yra katastrofa, dėl to aš per visus galiu ir negaliu bandau surasti, kaip savo emocinę būklę atstatyti, būnant vandenyje. Ir iš tikrųjų buvo tokie karščiai, kad buvo skauda būtent saulės. Man tai yra totali katastrofa. Aš dar kartą įsitikinau, kad aš, greičiausiai ne tai, kad negalėčiau, turbūt tai nebūtų mano didelis troškimas gyventi karštoje šalyje, kur karšta, kur šilta visus metus. Ne veltui mano saulė Skorpione. Man reikia lietaus, man būtinai reikia rudens ir visų tų sezonų. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs tą karštį pernešėt geriau, tai tas omegos blokas kaip jau įsivaikščiojo, ir ta temperatūra, tikiuosi, kad sugrįžinės, ir temperatūra sugrįžinės, o astrologija, o kosmosas ir dangus birželio pabaigai mums paruošė tokį karštį, kad, aš jums apie viską pasakosiu, gausite įrašų tiesiog maratoną, nes per kelias dienas vyksta bent 4 svarbus įvykiai, nepaprastai svarbus. Aš apie nelabai svarbius arba nelabai aktualius stengiuosi neperkrauti ir nepasakoti. Pilnatys ir jaunatys man yra svarbu, ir aš noriu, kad galbūt ir jūs susidomėtumėte, ir jūs pradėtumėte atkreipti dėmesį, gyventi pagal lunacijas. Tai yra labai įdomu ir labai naudinga iš tikrųjų. Bet sugrįžkim prie tos griežtos saturniškos pilnaties ožiaragyje. Ir pilnatis įvyksta jinai 9-ame ožiaragio zodiako laipsnyje. Todėl, žinoma, iš karto galiu pasakyti, kad verta, jeigu mokat naudotis savo horoskopu, pasitikrinkite savo gimimo diagramą ir pasižiūrėkite, kur ten ožiaragio ženklas, ir pasižiūrėkite, ar šalia 9-ojo laipsnio nėra kokių nors svarbių astrologinių taškų, ar ten nėra planetų, ar ten nėra būstų viršūnių. Jeigu nežinote, kaip tuo naudotis, bet žinote savo gimimo laiką, galite ateiti pas mane į arbatos klubą ir man ten drąsiai rašyti, klausti, kuris tai vyksta, ar vyksta dar papildomai kažkokie aspektai saulės arba mėnulio, arba kažkaip kitaip aktyvuojama diagrama, ir aš jums mielai atsakysiu. Tiesiog bandau sugrąžinti save vėl prie pilnaties. Karštis mane dar veikia, ir aš dar su juo nesusitariu. Braškių pilnatis
taip vadinasi šita ir dar vadinasi mikropilnatis, bet nepradėsiu jau jums pasakoti, kodėl tai mikropilnatis, nes mes kalbėsime apie tai labai ilgai, galite pasidomėti. Braškių pilnatis tai iš tikrųjų nebūtinai reiškia, kad tai bus mėnulio tokia spalva ir greičiausiai, kad jinai tikrai nebus rožinė arba raudona, nors aš stebėjau šiandieną saulėlydį ir kadangi buvo debesuota, debesys buvo rožiniai, pilna ta žodžio prasme rožiniai, vaizdai iš tikrųjų stulbinantys ir patraukti akis nuo to vaizdo tiesiog nepaprastai sunku ir rožinė gali būti. Dėl to, jeigu bus debesuota, tikrai iš tikrųjų kažkas tokio rožinio gali būti. Bet iš tikrųjų braškių pilnatis, nes kiekvieno mėnesio pilnatis turi savo pavadinimą ir tas pavadinimas susijęs tiesiogiai su metų laiku. Birželio pilnatis buvo išvis siejama su laukinių braškių nokimu ir rinkimu. Tas pavadinimas atėjęs iš Šiaurės Amerikos indėnų tautų. Ir greičiausiai, kad braškių pilnatis visgi kalba ne apie spalvą, o apie gamtos ciklą, apie nokimą, derlių, apie tai, kas jau subrendo ir gali būti surinkta. Juo labiau, kad šitą pilnatį su ožiaragio ženklu valdo Saturnas ir, iš tikrųjų, tai čia jau tikrai galim kalbėti apie kažkokius tai rezultatus. Taip galiu ir pavadinti braškių derliaus, bet iš tikrųjų tai yra rezultatų pilnatis, ar ne? Ir, žinot, kai pačiam tam gamtos žydėjimo, saulės jėgos pačio stipriausio laiko metu mūsų jausmai, jiegi irgi suklesti, tai emocijos, saulė vėžyje, vėžys tai yra emocijos, tai yra vanduo vis dėlto, tai labai stiprus kardinalų ženklas ir jausmai iš tikrųjų būna tokie, intensyvesni, sakykime, tuo laikotarpiu. Ir mes visi veikiami saulės vėžyje irgi užsipildom tomis emocijomis, o ožiaragio pilnatis čia staiga primena, kad gana viskas, tiesiog reikia atkreipti dėmesį į savo svarbius tikslus, į ketinimus ir apibendrinti rezultatus. Toks einamųjų metų tarpinis rezultatas, nes tokia pilnatis tarsi moralas visam šitam atostogų, gero oro, nuostabaus vandens sūkury, toks moralas. Žinot, kaip tas skruzdėlė, kur visą vasarą dainavo ir rudenį paskui ten neturėjo derliaus nusiimti. Tai čia irgi, kad reikia nepamiršti vasarą, reikia leisti savo džiaugtis, bet nepamiršti ir pasidarbuoti, išnaudojant visus tuos ciklus, tam, kam dabar tinkamas laikas darbuotis, kad rudenį turėtume gerą derlių. Iš tikrųjų, čia ir yra tokia labai rimta trilogija būtent tame, kad pabandysiu paaiškinti kažkaip paprasčiau. Per šią pilnatį Saulė yra vėžyje, nes pilnatis tai yra Saulės ir Mėnulio opozicija, o kadangi Saulė yra vėžyje, tai vadinasi, jinai yra Mėnulio valdose. O pats Mėnulis, kuris kaip ir viršininkas Saulės dabar, jis atsiduria ožiaragėje, Saturno valdose. Ir tai nėra iš tikrųjų niekada tokia lengva pilnatis, galima sakyti. Jos taip niekaip negalėčiau pavadinti. Išvis Saturno ir Mėnulio kombinacijos asmeniniam horoskope išvis nepageidautinos yra. Mėnulis juk kalba apie jausmus, apie saugumą, emocinį saugumą, apie kūną mūsų, apie vidinį tokį poreikį būti mylimam, priimtam, apkabintam, kaip mažam vaikui. O Saturnas reikalauja atsakomybės, brandos, visą tai, nuo ko mes iš tikrųjų labai dažnai purtomės. Todėl šios pilnaties metu emocijos gali stiprios, bet kartu tarsi iš tikrųjų suvaržytos. Reiktų į šią pilnatį pasižiūrėti per laipsnių simboliką, mėgstama mano tema. Saulė dabar yra 9 Vėžio laipsnėje per pilnatį bus. Ir čia
simbolio reikšmė yra mažutė mergaitė nuoga vandenyje siekianti pagauti žuvį. Tai jautrus tyras toksai gyvas, gyvybės simbolis, vanduo taigi gyvybė. Ir čia kalba eina apie sielą, kuri dar neužsidariusi nuo gyvenimo, kuri dar nepavargusi, vaikiška, naivi, smalsi ir todėl jinai smalsiai eina į naują patirtį atvirai, pasiruošusi ją gauti, noras pažinti, liesti gyvenimą tiesiogiai, pamatyti, kas slypi giliau. Tačiau kartu yra ir neatsargumo rizika. Mes galime per greitai įsitraukti į tai, kas sudomina ir, na, neįvertinant atsargiai pasekmių, sakykim. Kita pusė, ten jau ožiaragis. Nes iš tikrųjų, na, vis tiek Saulės tas Vėžio 9 laipsnis toksai, tai raktas būtų į tai toks gyvas vaikiškas smalsumas. Saulė tai yra sąmonė, ar ne? Ir ta šviesioji pusė šito laipsnio rodo tokį natūralų sugebėjimą išreikšti save, patraukti dėmesį ir drąsiai eiti, nežinau, paliesti tą žuvį, patirti kažką naujo lig šiol nepatirto. Ta šešėlinė pusė vėlgi neapdairumas, kai smalsumas stipresnis už atsargumą, tai yra visąlaik gana pavojinga kompozicija ir mes patys sau galim apsunkinti kelią į svarbesnį, kažkokį tai svarbesnius rezultatus. O mėnulis per šią pilnatį yra 9 ožiaragio laipsnyje. Priešingoje visiškai pusėje visada viskas astrologijoje veikia ašimis ir ciklais. Ir simbolis šio laipsnio yra angelas nešantis arfą. Tai jau visiškai kitoks simbolis. Jis kalba apie vidinę darną, apie įkvėpimą ir sugebėjimą išlaikyti ramybę ir išgirsti tą dieviškąją muziką, kas iš tikrųjų svarbu. Čia nėra skubėjimo. Šis laipsnis išvis rodo tokį sugebėjimą įkvėpti kitus, pakelti kitų dvasią net sunkiais momentais. Įkvėpti siekti daugiau, bet kartu perspėja apie pavojų pasiklysti fantazijose arba per daug patikėti savo, na, išskirtinumu, ar ne? Toks raktinis žodis vidinis suderinimas. Šviesioji pusė šito laipsnio parodo tą sugebėjimą iš tikrųjų įkvėpti kitus tinkamu momentu, nuraminti įtampą, pagroti angelišką arfą, o šešėlinė pusė tai gražios idėjos, bet kurios neturi realaus pagrindo ir toks nekritiškas įsitikinimas ir matymas, kad mes esame teisingesni ir protingesni už kitus. Taigi čia tokia yra labai įdomi jau kombinacija, bet nežiūrint to, ši pilnatis dar turi visokių labai įdomių aspektų ir niuansų, nes nebūna vienodų pilnačių, nebūna vienodų jaunačių. Danguje viskas vyksta ir tos planetos viena su kita sąveikauja, kartais piktai, kartais mus įtempia ir priverčia paprakaituoti, sudeginti daugiau energijos, negu mes norėtume, o kartais viskas praeina sklandžiau. Pilnatis ožiaragyje sklandžiai praeiti, na, ne visai tai geras darinys ir be to pilnatis pati savaime, jinai labai nervinga, jinai labai įtempta, mūsų emocijos pasiekia piką ir čia tie jausmai, kadangi Saulė vis tiek Vėžyje, tai jausmai vis dėlto dar užima svarbią vietą. Mūsų sąmonė veikia nesiremdama logika, racionaliu mąstymu, vis dėlto mes labai jautriai reaguojam į savo gyvus ir tikrus jausmus. Ir ši pilnatis gali iš tikrųjų parodyti, kad, na, kur mūsų jausmai yra tikri gyvi, o kur jie tampa tokiu mūsų neapdairumu. Kai mūsų, sakykim, atsiranda toks noras parodyti, kad tas mūsų noras būti stipriems,
suaugusiems, atsakingams. Jisai kartais peržengia ribą ir pavirsta tokiu šaltumu, kontrole, atsitraukimu nuo tų savo emocijų, galvojant, kad emocijos, jeigu jas parodyti, bus silpna vieta. Mėnulis ožiaragė, o kartais jis tenais ir bus, nemėgsta jokių emocijų, jisai mėgsta labai konkrečius rezultatus ir galiu iš karto pasakyti, kad tomis dienomis, nes pilnatis bus tame laipsnėje, bet mėnulis viename ženkle būna 2,5 dienos kažkur, ilgiau dar netgi. Ir tai tuo laiku žmonės, kaip taisyklė, jie būna tokie praktiškesni, bet labai stipriai, kadangi mėnulis yra vidinė mūsų dalis, tai labai toks stiprus savikritikas gyvena viduje ir noras daryti viską, tapti perfekcionistu tokiu, kad viskas būtų tobula, o jeigu kažkas netobula, tai tada labai nu ir labai blogai sau. Va, kaip pas mane dabar telefonas, neįsivaizduoju, iš kokios lempos pasakė, kad jis prarado signalą kažkokį, nors visiškai nesuprantu, kodėl būtent dabar jisai turėjo apie tai man pasakyti, nes net nebuvo nieko tokio įjungta. Tai va, ir aš dabar galėčiau, jeigu taip anksčiau, tai turbūt būčiau sustabdžius visą šitą pasakojimą, ką iki šiol papasakojau, visą tai ištrynusi ir būčiau pradėjusi nuo pradžių, kad nebūtų to garso. O kadangi karpyti tiek daug įrašų, kiek reikia, tiesiog, na, tai jau yra prabanga man, tai aš paliksiu su tuo prarastu GPS signalu. Ir taip, tai yra gyvenimas, tai yra nenumatyti kažkokie dalykai ir ne viskas gali būti tobula ir mes ir neturime būti tobulais. Tai iš tikrųjų ta laipsnių simbolika čia irgi taip tarp to mažo vaikučio, kuris nori tas žuvytes pasiekti ir tarp to tokio suaugusio žmogaus, kuris jau į viską žiūri. Šiaip jeigu mėnulis ožiaragėje, tai tada pradedi galvoti, nu pasieksiu aš tą žuvis ir kas iš to man. Nes pilnatis tai iš tikrųjų yra kulminacija, tai yra rezultatų laikas. Jūs jau gerai žinote, turbūt jeigu kažkurį laiką stebite mano pasakojimų, jūs žinote, kad tai yra visą laiką per jaunatį mes pasėjam kažkokius ketinimus, užduodame savo kažkokias užduotis, pasiekti kažkokius tikslus ir paskui per 6 mėnesius su pilnatimi mes galime pamatyti tokius pačius svarbiausius rezultatus, uždaryti kažkokias temas, jos gali tapti mums daugiau nebeaktualios. Tokia griežta ožiaragio pilnatis suteikia tokio suaugusio, brandaus žmogaus požiūrį į save ir, ir išvis įvertinti savo gyvenimą, savo pasiekimus, kaip suaugę žmonės atsakingi. Pilnatis apibendrino tai, ką pradėjome prieš 6 mėnesius apie naujus metus ir jau duoda tam tikrus pradėtų procesų rezultatus. Juos greičiau, jeigu tuos rezultatus mes galim matyti intensyviai per pačią pilnatį, 3 dienas prieš ir po, bet ir likusios 2 savaitės po šios pilnaties irgi toksai tų rezultatų ir užbaigimų laikas. Vieniems tai gali būti projekto užbaigimas, kitiems mokymosi programos kažkokio etapo pabaiga, dar kitiems perėjimas į kitą santykių lygmenį, atsakingesnį. Jūs jau galėsite dabar gana aiškiai pamatyti, kiek gerai realizavosi tos idėjos ir norai, kuriuos apgalvojote arba užrašėte per jaunatį ožiaragyje. Ir šios pilnaties laikotarpiu labai gali būti, kad galite užduoti savo klausimus, kur dabar esu įgyvendindamas savo planus, kuriuos nusistačiau metų pradžioje, sakykime, ar ne, prieš naujuosius metus. Ką jau man pavyko realizuoti, o ką reikia peržiūrėti, ar ne metas pakoreguoti tą kryptį iš tikrųjų. Ir ši pilnatis iš tikrųjų gali pakoreguoti tą mūsų kryptį. Ją iš tikrųjų galima pavadinti drąsiai turbūt iliuzijų žlugimo ir praregėjimo galimybės
praregėjimo, kur tos mūsų galimybės pilnatimi, nes jinai tikrai gali apšviesti tai, ko mes daugiau nebenorim, nebegalim tiksliau ignoruoti ir priversti priimti tuos svarbius sprendimus, kurie senai buvo atidėliojami. Ir tikrai svarbu pasiruošti tam, kad per ateinančias 2 savaites po šios pilnaties galime susidurti su tam tikrų klaidingų įsivaizdavimų griūtimi apie save, apie kitus žmones, apie savo praeitį ar net apie savo ateitį. Ir tokios gali sugriūti smėlio e, pilys. E, Vieni iš mūsų galime matyti, kad kūrė planus neturėdami tvirto pagrindo, per daug buvo svajonių, iliuzijų, kiti supras, kad per ilgai tikėjo kažkieno gražiais žodžiais ir leido sau save apgauti, mes dažnai taip darome. Būkite pasiruošę peržiūrėti savo planus, nes ši pilnatis gali atverti mums tokį praregėjimą ir padėti mum išeiti į aukštesnį gyvenimo lygmenį, atrasti tas galimybes. Iš tikrųjų, pilnatis tai simbolinis laikas, kai mes suprantame ir matome ir jaučiame tas situacijas, kurioje esame ir matome taip aiškiai ir ne tiek gal matome, nes vis dėlto mėnulis nakties šviesa, bet jaučiame labai stipriai. Ir dabar kažkuria prasme mes galime laikyti kaip ir savotišką egzaminą ir turėti tokį gana brandų pokalbį su pačiu savimi. Prisiminkite, dabar galit duoti sau laiko ir prieš naujuosius metus labai lengva prisiminti, kokius kėlėte sau planus, tikslus. Galbūt prisėmėt naujų įsipareigojimų, gal net žadėjote sau padaryti kažką su savim, tapti šiek tiek kitokie, labiau pasitikintys savy, įdiegti naujų įpročių arba priešingai kažkokių atsisakyti. Ir štai dabar pilnatis atneša konkretų rezultatą. Tačiau šis rezultatas gali mus ne visai džiuginti. Galėjome savo tikslus, užduotis ir priemonės, kaip mes visą tai pasiekti, kaip pasieksim tas savo svajones, įgyvendinsim savo planus, galėjom įsivaizduoti vienaip, o šiuo metu, kai rezultatai jau aiškiai matomi, galbūt kyla klausimas, ar mums patinka tas rezultatas, ar taip, kaip tikėjomės, ar toksai jisai gavosi ir apskritai, ar tai, kur dabar esame, iš tiesų atspindi tuos mūsų vidinius siekius. Dar ką galėčiau rekomenduoti, tai jeigu kažkas nepavyko, tai per Saturno valdomą pilnatį sunkiai pavyks apkaltinti kažką dėl savo planų griūties. Nes aš visuomet sakiau ir sakysiu, kartoju ir kartoju, mes gyvename mūsų pačių asmeniškai priimtų sprendimų pasekmių realybėje. Ir kartais tos pasekmės mus pačius labai stipriai skaudina, bet na, dabar tiesa gali pasirodyti tokia, kokia jinai yra. Ir dar ta tiesa gali atrodyti tokia sukta labai. Kodėl? Todėl, kad prie pilnaties taško formuojasi labai įtempti aspektai su Saturnu, su Neptūnu ir tai sukurs tokį vidinį energetinį spaudimą. Realybė tarsi įsirėžia į tas mūsų svajonės, iliuzijas, sutraiško jas. Tiesiog geriausiai šiuo atveju pilnaties metu ir 3 dienas po jos, Liepos 1, 2 ir 3 dienomis, stebėti savo erdvę, žmonės, kurie yra aplink mus, nebūtinai artimus žmonės, tiesiog žmonės, kurie yra mūsų gyvenime, ir netikrinti juos, bet stebėti, ką jie mums transliuoja, ką jie mums sako, į ką jie mus bando pastumti, nes iš tikrųjų mes turime pilnatį, didelį mėnulį danguje, jis šviečia aiškiai, ryškiai, o jo spinduliuose mes viską matome, visus užkampius. Ir čia
šiuo metu vyksta dar keli labai svarbūs aspektai. Beveik tuo pat metu vyksta 2 savaites labai intensyvus toks didysis sprogimas, aš galiu taip pavadinti tą aspektą, Urano jums gerai jau pažįstamo su Marsu jungtis dvyniuose ir tas aspektas veiks visus mus tiek asmeniškai, tiek įvykiais dar apie porą savaičių ir iš tikrųjų tai toks šūvis starto metu, kuris aktyvuos kažkokius procesus, kurie mums bus aktualūs ateinančius 2 metus. Aš apie šį aspektą jį labai gerai reikia suprasti, kur jis yra asmeniniam horoskope, kad neprisiskaldyti malkų ir kad teisingai sureaguoti ir stengtis kontroliuoti situaciją. Aš apie tai pasakosiu grupėje daug detaliau arbatos klube pas save. Jeigu jums tai aktualu, jūs domina, prašau, kviečiu maloniai prisijungti ir ten galit man rašyti ir paklausti, kur pas jūs ta jungtis vyksta, jeigu jūs žinote savo gimimo laiką. Iš tikrųjų, šitu metu be Marso su Uranu jungties, na, jetau, čia abi karinės planetos, abi tokios intensyvios, nepaprastai ir gana toksai turbulencinis laikotarpis, bet jis gali suveikti pliuse, labai stipriai paleisti užsistovėjusius procesus, gali tiesiog išjudinti, padaryti tokią pradžią, kur jūs per 2 metus pajusit tokį kvantinį šuolį, kad jūs atlikote, pats šuolis savaime neįvyks, kad jūs jį atliksite, tiesiog pastumės veikti. O be to dar reikia prisiminti, kad 30 dieną iš karto, galima sakyti, su jaunatimi tuo pačiu metu, su pilnatimi tuo pačiu metu, Jupiteris daro ingresiją į liūtą, jis keičia ženklą ir po metų laiko iš Vėžio pereina į liūto ženklą. Tai yra labai svarbus momentas. Be to Chironas, kurį astrologijoje mes vadiname mūsų tokios socialinės realizacijos paskirties raktu, kur mes per savo gydymą savęs mes save realizuojame visuomenėje, ar ne, irgi šiuo metu pereina iš Avino į Jaučio ženklą. Tas pasakojimas jau yra pas mane kanale, jūs galite jį susirasti. Aš galbūt įkelsiu visas nuorodas susijusias su viskuo, kas čia vienu metu vyksta iš visų tų pasakojimų, nors jie iš tiesų bus vienas po kito. Tai va, o Chirono raktelis iš tikrųjų panašus, Chirono ženklas panašus į raktelį. Ir visa tai vyksta vienu metu su pilnatimi. Tai gaunasi, kad ta pilnatis toks tarsi tiltas, kuriuo mes einame, per kurį mes dabar tarsi praeinam kaip per kažkokią savo realybės patikrinimo egzaminą. Ir gali būti, kad nuo savęs tikrai nusimesime kažką nereikalingo, kai ta pilnatis mums apšvies tuos mūsų rezultatus, įvertinsime tuos visus trukdžius. Ir norime to ar ne, mes jau žengsime į naują vėlgi ciklą, kuriame prasideda Jupiterio liūtė labai tokia galinga, stipriai ryškia energija, kur mes norėsime kurti, mylėti, statyti ir džiaugtis, bet ten dar ir pietinis mazgas bus įdomių labai reikalų ateinančiais metais irgi. Ir labai gerai, jeigu mes iš tikrųjų tinkamai mokėsime naudotis tą energiją, nes Jupiteris prie ko jis nebeprisiliestų tiek prie gero, tiek prie blogo, jis visko labai išdidina, nors iš tikrųjų tai yra labai viena iš geriausių planetų horoskope, toks mylintis, rūpestingas tėvelis. Tai va, žinoma, viduje mus gali graužti kažkokia nuoskauda, kažkokie nusivylimai, galbūt pretenzijos kažkam. Pasistenkit tai įvertinti kažkaip realistiškai, nieko nekaltindami, o jeigu norėsis vis dėlto kažką apkaltindami, tai pasistengkite pateikti kitiems žmonėms labai tą tiesą mandagiai. Na, žinot, tiesa yra labai svarbus dalykas ir ją iš tikrųjų reikia sakyti ir būtinai.
tas mandagus nutylėjimas mūsų nenorint užgauti kitų žmonių emocijų, jisai yra, tai vadinasi, emocinė inteligencija ir tai yra geras dalykas, bet čia irgi reikia balanso, nes kad tai nepavirstų tokiu užspaudimu tų savo emocijų. Dėl to net nemalonius dalykus reikia sakyti, bet tiesiog reikia parinkti formą, kaip tai sakom, nes kai mes pradedam rėkti, mūsų niekas neklauso, bet jau rėkia mums atgal. Va. Ir čia tas 2 savaites mus veiksiantis aspektas Marso jungtis su Uranu dvynių ženkle tikrai nepadės nepadės mum taikiai ieškoti sprendimų. Marsas veiksmų planeta ir gali išvis atsirasti toks ūmus noras imtis ir veikti, daryti kažką staigiai, bet tame yra pavojus, kad tokie kibirkščiuojantys veiksmai na, mus gali nustumti į tokius neapgalvotus veiksmus ir kaip rezultatą mes turėsime pasekmes, kurios mūsų netenkins. Žinoma, tie netikėti sprendimai, kuriuos mes dabar norėsime priimti, juos reikia įsiklausyti, nes jie iš tikrųjų gali būti patys teisingiausi. Jeigu jie kyla ne iš nevilties, ne iš baimės, kad va dabar reikia arba niekada, kartais būtent tokie proveržiai, kai mes pasakom savo arba dabar arba niekad, jie iš tikrųjų būna labai rizikingi ir mes tikrai negalim apsidrausti visą laiką tais rezultatais, bet mes galim žengti labai svarbų tokį ryžtingą žingsnį pirmyn, kuris taps proveržiu. Taigi, primenu, apie tai truputėlį plačiau pakalbėsiu arbatos klube ir svarbu suprasti, kur vyksta šis aspektas, kuris turės mums poveikį ateinančius 2 metus. Tai va, Chironas čia irgi bus 7 metus Jautyje ir apie tai jau turiu įrašą. Tačiau noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, na, su Chironu Jautyje mes visi taip kartu pradėsime gydytis, savotiškai gydytis ir atsigauti per tai, kai pagaliau leisim sau pamatyti, kame slypi ta mūsų vertė, kas mes esame. Nes mes visi esame įpratę vertinti save pagal tai, ko materialiai pasiekėme, kokią reputaciją turime pasaulyje, visuomenėje, kitų žmonių akise, kuo mes užsiimame. Tačiau iš tikrųjų kiekvienas žmogus jau yra vertingas todėl, kad jisai gimė. Ir šią va vertę mes per tuos artimiausius 7 metus irgi kažkiek kapstysime, nes visa tai bus susiję su mūsų kūnu. Ko geriau nedaryti per šią pilnatį? Pirmiausia, tai jau, kaip ir sakiau, nepriimti kažkokių pernelyg svarbių galbūt sprendimų, ypač pilnaties naktį, nes iš tikrųjų tai ten labai didelę vietą užims emocijos. Ir būti ryžtingais gerai ir sveika ir reikia tos drąsos iš tikrųjų, ar ne? Bet ta stiprios audringos mūsų būsenos ir kai mes priimam sprendimus emocijų itin stipriai veikimi, mes ne visada galim blaiviai įvertinti situaciją, kurioje esame. Todėl pasistengkite nesustabdyti savęs nuo kažkokių veiksmų, bet duokit sau šiek tiek laiko apgalvoti. Juo labiau, kad Mėnulis Ožiaragyje su Saturno priežiūra reikia kažkokio, kad ir minimalaus, kad ir pradinio plano. Galbūt yra sudėtinga padaryti 2 metų planą dabar, o galit ir pasipraktikuoti. Bet jeigu jums reikia kažką labai greitai nuspręsti dabar, ar ne, galbūt jums dabar atėjo toks reikalas greitai kažką pasirašyti kažkokius dokumentus, greitai kažką nuspręsti, nupirkti, nežinau, įsikraustyti, palaukit. Po dienos ar 2, po pilnaties šiek tiek aiškiau bus galima suprasti. Stebėkite, aš jau sakiau, stebėkite, ką apšviečia pilnatis, ką transliuoja jūsų aplinka ir suprasit, ar jums to reikia iš tikrųjų ar ne. Be to, kartu su jaunatimi
įsijungia ir retrogradinis Merkurijus, mūsų miela maža planeta, kuri pridaro reikalų kartais. Ir, sakykim, ten apie tai aš papasakosiu detaliai vėlgi atskirai, bet vėlgi tai retrogradinio Merkurijaus, kai jis dar stacionarus pačioj pradžioj, kol įsibėgės pradžia, jokių rimtų jeigu ir priimsite kažkokius sprendimus, prie jų teks sugrįžti ir peržiūrėti. Va, kadangi pats Saturnas formuoja gana įtemptą aspektą ir su Saule, ir su Mėnuliu, dabar gali būti tokių konfliktų su žmonėmis stovinčiais aukščiau už mus. Tie žmonės aukščiau už mus tai yra mūsų tėvai, mūsų mokytojai, mūsų darbdaviai, mūsų vadovai, mūsų kažkokie svarbūs verslo partneriai, galbūt aukščiau, kurie už mus yra, ar ne. Ir gali būti, kad mes jausime kažkokį spaudimą tokį, mums jį darys, arba kad mes patys darysime, ar ne. Ir tokie noras apkaltinti, ar ne, kad tu kažką padarei, tu kažko nepadarei, kažką padarei ne taip, ar ne. Gali vykti toksai noras išsiaiškinti santykius. Aš tau tiek daviau, o tu man tiek davei, o tiesiog dažnai labai būna tokie aiškinimaisi pilnaties metu. Ir kai vyksta, o tuo metu, kai vyksta tokie galingi planetų perėjimai į kitus zodiako ženklus kaip Jupiterio į Liūtą, na, to daryti tikrai neverta. Jeigu jaučiat, kad jūs pavargot, kad jūs jau mėto į šonus, kad jums bloga, pirmiausiai būtinai arba kreipkitės į specialistus, arba duokit savo laiko, duokit savo galimybę atsipūsti. Gali kartais reikėti atsipūsti nuo darbo, kartais gali reikėti atsipūsti nuo rutinos ir neperdėkit, nesudėkit. Pasistengkit pasimti laisvą dieną, jeigu per pilnatį tikrai jausit, kad labai blogai, pasistengkit pasimti kokią išeiginę ir važiuoti įsimaudyti, jeigu yra tokia galimybė kažkur tai tiesiog užsimerkti ar kažką, kas jūs ramina, nuveikti, duokit galimybę savo kūnui truputėlį iškvėpti. Gerai labai šiuo metu kai kartas pripažinti realybę, net jeigu ji jums nepatinka. Nes ožiaragis, kuriame vyksta pilnatis, nemėgsta lengvabūdiškumo. Ir jeigu mes mojam ranką ir sakom, ai, nieko, čia viskas savaime įsispręs, o taip gali norėtis daryti, nes Jupiteris Liūte, ugnies ženkle ir jisai, ten veikėjas bus toksai itin savim pasitikintis. Na, ožiaragis čia gali nuimti nuo mūsų tuos rožinius akinius ir parodyti tiksliai, kur esame, su kuo esame, kodėl esame čia, o ne kažkur kitur, kodėl esame kitoj vietoje negu ten, kur planavome būti. Ir žinoma, tai vienaip ar kitaip apsišvies. Ir tai apsišviečia ne tiesiogiai su Mėnulio pilnatimi, tai apsišviečia įvykiais mūsų gyvenime, kažkokiom situacijom, priklausomai nuo to, kokioj srityje vyksta pas jūs jūsų asmeniniam horoskope ta pilnatis. Va, peržiūrėti labai gerai per pilnatį tokią ožiaragišką savo visus įsipareigojimus. Ir vėlgi, čia irgi gali būti labai dvigubi variantai. Jeigu visą laiką tempėt ant savęs, galbūt dabar pats laikas nusimesti tą naštą, nes ožiaragiškas variantas iš vis toks labai mėgimas stiprus galvoti, kad aš vis tiek žinau geriau, aš padarysiu geriau, nes čia duosiu kitiem, tai jie terliosis, tampysis, nieko čia nepadarys, aš pats padarysiu ir tai yra geriausiai, tada bus geras rezultatas. Ir tai bus dar labai daug problemų su pačiu savim. Va. Ožiaragis labai mėgsta tikslumą, tvarką, įsipareigojimų vykdymą, todėl tiesiog viską būtinai patikrinkit, peržiūrėkit, čia dar retrogradinis Merkurijus. Tiesiog būkite tokie pasiruošę, kad jeigu nesavanoriškai, tai iš aplinkos kažkas gali pareikalauti iš jūsų to tokio santūrumo, rimtumo, atsakingumo ir kažkokio tai planavimo.
Ir čia dar, Neptūnas aspektuos, konfigūracijoje. Dėl to iš tikrųjų pilnatis, em, labai galinga ir jinai bus tokia dviprasmė, sakyčiau. Viena vertus jinai gali parodyti, e, kokioj realybėj mes dabar esame ir toj realybėj, kaip ir sakiau, mes esame, nes mes ją pasirinkom, o iš kitos pusės, ši pilnatis, apšvies galimybę paleisti daugelį iliuzijų ir pagaliau, atsisakyti tikėti tomis pasakomis, kurias mes patys sau pasakojam. E, Galim sau, leisti tiesiog džiaugtis gyvenimu, džiaugtis paprastais dalykais, džiaugtis savo talentais, džiaugtis, kad mes matome, paprastus dalykus kaip saulėlydis, saulėtekis ir, mm, tiesiog vis tiek reikia visame tame džiaugsme nepamiršti, kad mes, na, patys atsakingi už visą tą realybę ir, tiesiog pasistengt sau nemeluot šiuo metu. Kadangi pasakojimų dar ir informacijos, bus gana nemažai, perbėkime per ženklus. Prognozę ženklams, jeigu vis dar klausote prognozę ženklams ir nebandote suprasti savo asmeninio horoskopo, tai vis dėlto geriausia klausytis yra pagal ascendento ženklą, pagal tą ženklą, kuris yra pirmajame būste, ten gali būti net keli ženklai ir priklausomai, vienam ženkle ožiaragio gali būti keli būstai, reiktų žiūrėti, kur yra tas 9 laipsnis. Jeigu žinote savo gimimo diagramą, jeigu jūs nežinote savo, to laiko, iš tikrųjų, o labai daug žmonių jo nežino, ypatingai kurie gimė daug anksčiau, na, tai tiesiog tada iš tikrųjų galima, pasiklausyti pagal Saulės ženklą ir, tai vis tiek, visada atkreipia kažkokį dėmesį ir, dar galima pasiklausyti pagal Mėnulio ženklą, tai irgi labai lengva sužinoti. Ir, galima žiūrėti, jeigu žinot savo ascendentą, Saulę ir Mėnulį, tai galite trumpai perklausyti visų 3 ženklų, pasakojimus ir ten tikrai bus labai daug, tai, kas jums bus aktualu per šią pilnatį, ar ne? Ir, tiesiog reikia nepamiršti, kad, jūs turėsite kažkokį bendrą vaizdą, bet ši prognozė yra bendra. Ir žinoma, jinai gali šiek tiek skirtis nuo jūsų asmeninės. Avinai, ši pilnatis jums gali apšviesti pastarųjų 6 mėnesių profesinius, rezultatus. Dabar gali tapti aiškiau, ką pavyko pasiekti darbe, savo karjeroje, kokioje vietoje esate kaip specialistas, profesionalas, ekspertas ir kur link, vis dėlto verta judėti toliau. Vieniems tai gali būti apsišviesti kaip paaukštinimas, kitiems kaip, na, naujos pareigos, kažkoks svarbus susitarimas, darbinis, darbo pasiūlymas, galbūt komandiruotė kažkokia nusišvies, o kitiems ši pilnatis parodys, kad, atėjo laikas, na, kaip tai skruzdėlytei, rimčiau įvertinti savo karjeros kryptį, ateities planus ir galbūt juos reikės koreguoti dar kartu su retrogradiniu Merkurijum. Laikotarpis, kai jūsų pastangos gali sulaukti rezultatų, pripažinimo, todėl verta tikrai ir gali būti, kad užbaigsite svarbius kažkokius darbus, parodydami savo kompetenciją, kažkokios idėjos, pribręs, kurias ilgai brandinote, atneš rezultatus. Jeigu, pavyzdžiui, jūs turite pasiūlymų, kuriuos norit aptart su savo vadovais, dabar gali atsirasti tinkamas momentas tai padaryti, bet prisiminkite, kad čia, Saturnas, įtampą sukelia ir gali būti su valdžia, tokių konfliktinių situacijų. Nes jeigu jau jūs kažkurį laiką jaučiate nepasitenkinimą savo darbu arba suprantate, kad dabartinė vieta jau viskas, jau jinai nebeatitinka jūsų ambicijų, ši pilnatis gali tai labiau ryškiau apšviesti, ar ne? Ir, tiesiog, tai bus laikas tinkamas, kada apsišvietus kažkokiems rezultatams, jūs galite aktyviau ieškoti, naujų galimybių, taip sakykim. Tai
tinkamas metas pamačius tuos rezultatus apgalvoti savo ilgalaikius projektus, svarbias užduotis. Dar dabar, kaip ir minėjau, Marsas su Uranu jungtyje 2 metams aktyvuoja kažkokias energijas. Ir, na, tiesiog susikurti aiškesnę profesinę kilimo strategiją. Va. Dabar ne tik svajoti reikia apie pokyčius, bet ir matyti, ką realiai galite padaryti. Reputacijos tema gali apsišviesti, kai kam gali jinai sustiprėti, o vėlgi čia bus priklausomai nuo to, kaip jūs įdirbote į savo tą reputaciją, bet jeigu jūs nesistengiate kažkaip apginti savo gero vardo, tai pilnatis gali parodyti silpnąsias vietas. Ir tai tiesiog teisingas rezultatas, padedantis suprasti, ką reikia taisyti. Va. Galite, tiesiog jums gali aiškiau pasimatyti, ar jūs einate teisinga kryptimi savo karjeroje, ar kažkas jau prarado prasmę. Ir gali, sakau, tokie, ar verslą, jeigu turite irgi, taip pat santykiai su tėvais. Irgi gali atsidurti dėmesio centre, apsišviesti, gali įvykti kažkoks labai svarbus pokalbis, paaiškėti kažkokia situacija, ar dėl jų sveikatos, ar dėl jų namų, ar dėl jų kažkokios padėties, nekilnojamo turto, paveldėjimo, pardavimo, svarbu šeimos sprendimo klausimai. Ir be abejo, kai kuriems iš jūsų gali parodyti jūsų statuso pokyčius. Vieniems tai gali būti svarbus įvykis darbe, kitiems santuoka, kitiems vaiko gimimas, persikraustymas, kažkokių sutarčių svarbių sudarimas, dokumentų svarbių gavimas. Kitaip tariant, tai gali būti momentas, kai užsibaigia viena svarbi gyvenimo kažkokia programa ir atsidaro vietos naujai. Svarbiausiai dabar nebandykite būti idealiu žmogu visiems ir visiems patikti, ir ne visose situacijose pavyksta atrodyti nepriekaištingai, tačiau pilnatis gali padėti pamatyti, kur reikia kažkokių daugiau planavimų, daugiau atsakingumo, ir tai iš tikrųjų nereikia griaužti savęs, kaltinti, o tiesiog labai blaiviai, realistiškai įvertinti situaciją. Aš jau sakiau, kad ši jaunatis bus tokia iliuzijų griūties, smėlio pilių griūtis. Stebėkite. Jaučiai. Ši pilnatis jums gali atverti tokio platesnės pasaulėžiūros, platesnio matymo temas. Dabar svarbu būti labai atviriems naujoms idėjoms, kitokiai informacijai ir žmonėms, kurie padeda į kažkokią situaciją jūsų gyvenime pažvelgti plačiau. Gali sustiprėti noras keliauti, pažinti kitas kultūras, planuoti atostogas, įgyvendinti kažkokią kelionę, apie kurią svajojate pusmetį atgal. Šis laikotarpis iš tikrųjų gali atnešti rezultatų jūsų akademinių mokslų srityje. Jeigu prieš pusmetį pradėjote kažkokius rimtesnius kursus, kažkokią mokymosi programą, dabar galite pamatyti, ką tai jums davė. Kai kurie iš jūsų gali nuspręsti tęsti mokslus, tobulinti save, nes tai suprasite, kad ateityje tai suteiks daugiau galimybių. Svarbios gali tapti ir temos susijusios su užsieniu. Tai gali būti kažkokios pažintys su žmonėmis iš kitų šalių, kažkokie bendri projektai, dalykiniai ryšiai, sutartys su užsienio partneriais ar organizacijomis jūsų veikloje. Taip pat, jeigu turit kažkokių klausimų su dokumentais, teisiniais dokumentais, formaliais dokumentais, vizomis, čia irgi gali ateiti kulminacija, gali apsišviesti, ar gausite tą dokumentą ar ne. Gali keistis jūsų požiūris į tam tikrus dalykus dėl kažkokių apsišvietusių situacijų. Tai, kuo tikėjote prieš pusmetį, gali dabar atrodyti kitaip. Galite suprasti, kad anksčiau galbūt buvo kažkoks autoritetas, kurio patarimais rėmėtės, dabar jau jūs peraugot tą savo mokytoją. Tai, aišku, nebūtinai reiškia nusivylimą, greičiausiai tai rodys, kad jūs jau paaugote ir nesiremiate tiesiog kažkieno kito nuomonę. Gali atsirasti toks suvokimas, kad reikia ieškoti kitos krypties, kito žmogaus, arba tiesiog labiau pasitikėti savo pačių patirtimi. Pilnatis gali išlaisvinti nuo kažkokių pažiūrų, kurios anksčiau padėjo, bet dabar jau jaučiat, kad jos jau nebeveikia.
Jeigu esate įtrauktini į teisinius ar biurokratinius procesus, šiuo metu jie gali suaktyvėti, kad pasiektų tą rezultatą ir svarbu įvertinti, kas iš tikrųjų vyksta, ar jūs siekiat teisingo sprendimo, ar kažkas bando daryti spaudimą jums. Ši pilnatis bet kuriuo atveju jums padės pamatyti tikrą situaciją, suprasti, kokių rezultatų galima tikėtis. Tai gali būti laikas, kai paaiškėja kažkokių egzaminų, kažkokių sertifikatų, leidimo gyventi ar kiti oficialūs, su oficialiais dokumentais susiję klausimais, ar ne? Gali būti pervedimas piniginis iš užsienio, mm, galbūt susitikimai su kažkuo, renginiai, su partnerio draugais, su giminaičiais, su kolegomis. Jeigu jūsų darbas susijęs su reklama, publikacijomis, su mokymais, su klientais, tai dabar gali vykti svarbūs profesiniai pokalbiai, susitikimai ir šios pilnaties esmė tiesiog platesnis vaizdas, aiškesnis supratimas, kur link einate. Ji gali parodyti, kokios idėjos jums padeda augti, o kas jau, kam jau reikia sakyti ate. Sąžiningai įvertinkit savo įsitikinimus, kelionių planus, retrogradinis Merkurijus nepamirškite. Ir tiesiog tokia jums pilnatis gana lengva, jinai gali apšviesti jums tiesiog tokius įdomius dalykus, arba apsišvies kažkoks rezultatas paskatins jus dar daugiau mokintis ir norėti pažinti šį pasaulį. Dvyniai, ši ožiaragio pilnatis jums gali iškelti bendrų finansų, bendro biudžeto, bendrų įsipareigojimų, pasitikėjimo ir tokių gilesnių emocinių ryšių temas. Dėmesio centre gali atsidurti pinigai, kurie nėra tik jūsų asmeninės pajamos, o tai yra kažkokios paskolos, kreditai, mokesčiai, paveldėjimas, draudimas, išmokos, elementai, partnerio pajamos arba bendri įsipareigojimai su kitu žmogumi. Šiuo laikotarpiu verta atidžiau peržiūrėti visus finansinius dokumentus, primenu, retrogradinis Merkurijus jau aktyvus, bendrus įsipareigojimus, bendrus susitarimus. Gali būti, kad grįšite prie kažkokio pokalbio. Jeigu turite bendrą verslą su kažko, dalijatės taip vadinamą atsakomybę, finansinę atsakomybę, dabar gali paaiškėti kažkokia svarbi informacija. Gali atsirasti kažkokių naujų pasiūlymų susijusių su investicijomis, bendrais projektais arba išvis kažkokių pasiūlymas susijęs su finansiniu bendradarbiavimu. Kai kurie gali gauti kažkokias išmokas, taigi rezultatų laikas pilnatis, kompensacijas, pavedimo, draudimo pinigus, kažkokius, kurio jūs laukiat jau 6 mėnesius. Taip pat gali pasikeisti jūsų pamatysit, kad pasikeis jūsų partnerio pajamų lygis, ar ne? Arba gali pasikeisti jūsų abiejų bendras požiūris į bendrą biudžetą ir į pinigus ir į išlaidas. Jeigu vengsit šitų temų ir nebijosit kalbėti apie tai atvirai, ši pilnatis gali paliesti gilesnius tuos sluoksnius ir galit pereiti į emocijas labai, ar ne? Jeigu buvo nutylėjimų, finansinių paslapčių, manipuliacijų per pinigus, per kažkaip kaltės jausmo pažadinimą, na, dabar tai labai bus matoma. Gali užeit noras, kas kiek kam davė, ko negavo ir gali atsirasti toks nepasitikėjimas netgi santykiuose. Pažiūrėkite, kas apsišvies. Taip pat tai laikas toksai, kuris gali apšviesti nemalonius tokius dalykus, bet padės geriau suprasti, kur trūksta tokio saugumo, finansinio saugumo. Ir jeigu gyvenat įtampoje dėl priklausomybėje, finansinėje ar nuolatinėje kontrolėje, ši pilnatis gali parodyti tam, kad reikia atsisakyti tos kažkokio santykių modelio su pinigais ar su kitais žmonėmis. Gali apsišviesti jūsų senos baimės, skaudžios patirtys, psichologinės žaizdos, vidinė įtampa, kuri diktuoja kažkokius neteisingus sprendimus. Kai kam gali tai būti susijęs su intymiomis temomis, su kūno temomis, pastojimu, artumo baime. Labai
mm, tai nebūtinai bus su pinigais, bet tai labai finansinė ir energetinė ašis ir gali būti kažkokie rezultatai susiję su sprendimais priimtais per apie naujus metus. Va, atiduokite, jeigu reikia kažkam kažką atiduoti, tiek finansiškai, tiek energetiškai, uždarysit senas skolas ir atsiras vidinės laisvės daugiau. Em, Gali būti, kaip ir minėjau, visokie dalykai susiję apsišviesti su socialinėmis išmokėmis, su draudimu, su valstybės institucijomis, mokesčiais, alimentais, atsiskaitymais su įmonėmis ir organizacijomis. Ir tiesiog kai kurie momentai gali pasiekti aiškę baigtį. E, ir pamatysite, kokiuose esate santykiuose finansiniuose su savo partneriais, tiek asmeniniais, tiek verslo. Pilnatis gali įtemptai apšviesti tai, ką laikot įtampoje, dėl to kuo aiškiau sau pačiam pirmiausia įvardinkite savo tikruosius jausmus, savo tikrasias problemas, kad išeitumėt iš kažkokio neapibrėžtumo, tada pabandykite pasikalbėti ir su kitais žmonėmis apie tai. Vėžiai, jums ši ožiaragio pilnatis tikrai gali būti ryški, nes jinai gali išryškinti temas labai svarbias, aktualias. Jūs esate priešingoje pusėje ožiaragio, pas jūs dabar Saulė, iš jūsų dabar jūsų ženklą palieka Jupiteris, didžioji sėkmės planeta, kuris vis išpūsdavo jūsų emocijas į labai daug, ar jos buvo geros ar nelabai. Kadangi asmeninių santykių, dalykinių santykių temos bus apšviečiamos, gali paaiškėti labai įdomus dalykai, kokioje vietoje jūs esate su savo partneriu, su savo verslo bendražygiu, su klientais ar su žmonėmis, su kuriais jūs sieja svarbus susitarimai. Vieniems tai gali būti santuokos, rimtesnių įsipareigojimų laikas, kitiems, aišku, suvokimas, kad tos santykius kai kartais reikia nutraukti. Šiuo laikotarpiu gali būti daugiau šiek tiek aiškumo santykiuose vienaip ar kitaip. Galite geriau suprasti savo partnerį, apsišviesti kažkokie jo tikrieji ketinimai, kiek jis pasiruošęs būti su jumis kartu ir toliau palaikyti jūs. Kai kurie žmonės gali pasirodyti iš kitokios pusės, negu tikėjotės. Tai nebūtinai bus blogai, bet pilnatis dažnai parodo tai, ko anksčiau nenorėjome matyti arba ko dar buvo neįmanoma suprasti. Tai rezultatų laikas. Santykiai dabar gali pereiti per tam tikrą tokį atsakomybės patikrinimą. Gali išaiškėti, ar laikote susitarimų, ar gerbėte vienas kitą, ar jaučiatės patikimi. Jeigu ryšiai tvirti, šis laikas gali dar labiau sustiprinti, apsišviestai, o jeigu santykiuose ilgai kaupėsi kažkokie nutylėjimai, pilnatis gali parodyti, kad atėjo laikas rimtai pasikalbėti. Dalykiniuose santykiuose taip pat gali būti svarbūs susitarimai, bendri projektai, galite pasirašyti reikšmingas sutartis, gauti rezultatus iš tų sutarčių, iš klientų savo, arba taip pat galite baigti kažkokius svarbius projektus, kurį vykdėte klientui, tarkim, arba atsirasti toks apsišviesti kažkoks aiškus naujas bendradarbiavimas, jo rezultatai, gal sakykim labiau. Gali tekti peržiūrėti, kaip dirbate su žmonėmis, kaip pristatote savo paslaugas, kaip kūrėte santykius su tai žmonėmis, su kuriais dirbate, ką reikėtų čia keisti, kad bendradarbiavimas būtų naudingas abiems pusėms. Tai iš tikrųjų labai neblogas laikas suprasti apie santykius, apie abipusę atsakomybę. Tiktais per pilnatį nepriimkit jokių radikalių sprendimų, jeigu situacija įtempta, palikite sau bent kelias dienas stebėjimui. Prisiminkit, pradžioje sakiau, jeigu girdėjote, stebėtojais būkite, nereaguokite emocionaliai, kartais didžiausia jėga tame ir slypi, sugebėjime išklausyti, išgyventi visą tai ir tik tada daryti išvadas. Va.
Venkite spaudimo, nes spaudžiantys aspektai bus, kuo mažiau pretenzijų, tuo daugiau galimybių išgirsti vienas kitą. Am, Saulė dabar keliauja jūsų ženklu. Galite, jinai maitina jūs savo energiją, jinai palaiko jūs dabar. Galite jautriau reaguoti, aišku, į savo aplinką ir pabandyti išgirsti savo vidinį balsą. Vidinis balsas bus ožiaragyje. Atkreipkite dėmesį į tai, ką jums sako intuicija. Am, Pasižiūrėkite, ką atspindi kartu su pilnatim jūsų aplinka, žmonių elgesys, koksai su jumis, kokios jų reakcijos, ar turite kažkokias ribas santykiuose. Ir taip, tai laikas, kuris gali atnešti kažkokią svarbų etapą santykiuose, užbaigimą, kažkokiam bendradarbiavime, tai gali būti svarbus įvykis asmeniniame gyvenime. Svarbiausia dabar matyti, su kuo jūs esate dabar šitą momentą, kokias jūs pasiekėte rezultatus ir ar verta judėti kartu toliau. Turėsite galimybę priimti tokius aiškesnius sprendimus. Mėly liūtai, jums ši ožiaragio pilnatis gali išryškinti rezultatų susijusių su darbu, sveikata, kasdienėmis pareigomis ir gyvenimo ritmo tempu. Dabar gali būti apsišviesti kažkokie rezultatai, kaip jūs jaučiatės savo kasdienybėje. Ar turite pakankamai poilsio, ar jūsų kūnas nesiunčia jums signalų, kuriuos jūs per ilgai ignoravote. Jums artėja labai svarbus ilgesnis laikotarpis, nes jūsų ženklą palies stiprus astrologiniai procesai. Jupiteris bus jūsų ženkle, jau jisai tenais jūs liečia, nes jisai prie pat ir pietinis mėnulio mazgas vėliau prisijungs ir čia bus daug reikalų, bet apie tai aš žinoma kalbėsiu atskiruose įrašuose. Dabar kalbam apie pilnatį. Taigi, sveikatos sritis gali atnešti kažkokią aiškumą, kažkokius rezultatus. Jeigu galbūt atlikinėjote kažkokius tyrimus, laukėte diagnozės, gydytės ar dalyvavote kažkokioje sveikatingumo programoje, dabar galite gauti rezultatus. Galbūt pradėjote sportuoti, badauti ir pamatysit rezultatus. Labai tinkamas laikas išvis atkreipti dėmesį į savo miego režimą, mitybą, kasdienius įpročius ir tiesiog stebėkite, kas apsišvies tuo metu, ką jums transliuos visata. Darbas srityje ši pilnatis gali parodyti irgi tam tikrus rezultatus. Jeigu ieškojote darbo, galite rasti, bet vėlgi labai rekomenduoju išklausyti retrogradinio Merkurijaus pasakojimą, kuris prasideda kartu su pilnatimi. Kiti gali išvis pamatyti kažkokius rezultatus, kažkokių savo projektų, ar ne? Labai svarbu stebėti ir aiškiai pasistengti pamatyti, ar nepersidarbat, kur per ilgai neleidžiat sau sustoti. Galbūt darbas valdo jūsų laisvą laiką, jūsų miegą, stebėkit savo kūną, savo nuotaikas. Jeigu būsit prastos nuotaikos labai per pilnatį, galbūt reikia sau duoti gerai pailsėti. Galbūt senai neturėjot atostogų, nešatės darbą į namus arba nuolat tikrinat telefone, kai jau turėtumėt iš tikrųjų ilsėtis. Gali pasirodyti, kad darbas jau beprasmis, per mažai moka, nevertina, kiek jūs darote. Gali būti toks jausmas, kad darote daug smulkių darbų, kurių niekas nemato ir nepastebi. Kolegos, pavaldiniai irgi gali apsišviesti kažkokios temos. Tačiau išvis gali būti labai platus toksai spektras, kas gali apsišviesti, bet pagrinde vienaip ar kitaip tai gali būti susijęs su sveikata, su jūsų kasdieninė rutina. Prisiminkite naujuosius metus, kokias ten priesaikas gal davėt savo priesaiką, kad sportuosite ir dabar pamatysit rezultatas. Jeigu sportavote, bus atitinkamas rezultatas po pusmečio, jis turėtų būti įspūdingas. Ir jeigu tik buvo tuščias pažadas, dabar saturniška pilnatis parodys irgi tuos rezultatus, kad tik žadate sau, geriausia iš vis savo yra nežadėti. Aš dabar save įvariau į askezą, bet tai yra ne pažadas, tai yra susitarimas toks, bet apie tai atskirai turbūt.
Tai va, gali apsišviesti temos apie darbo keitimą, tiesiog pasižiūrėti, gal per daug dirbot viršvalandžių, kurie jums sukėlė labai daug emocinės įtampos, už tuos viršvalandžius nieks nemokėjo. E, apsišviest, kas jus labai sekina, kas vargina, ar pati darbo sritis, ar žmonės tame darbe, ar grafikas, ar tiesiog tas įprotis kontroliuoti viską, nes vis dėlto pas jus labai stipriai reiškiasi Plutonas liūtai. Naminiai gyvūnėliai taip pat, ar ne? Tai irgi gali apsišviesti kažkokios situacijos susijusios su naminiais gyvūnais, jeigu arba jūs jų norite, arba jūs juos jau turite. Palanku gali būti profilaktiškai stebint, kas vyksta jūsų gyvenime, pasirūpinti tiek profilaktiškai tiek savo sveikata, tiek jūsų gyvūnėlių sveikata. Ir gali apsišviesti kažkokia simptomatika, kur jūs galite suprasti, kad atėjo laikas atidžiau įsiklausyti į savo organizmą, kur reikia atlikti kažkokius tyrimus. Va. Tai tokia jums gana tokia buitinė, sakykime, pilnatis, kuri vienaip ar kitaip bus susijusi su jūsų galbūt kūno sveikata. Kūnas būtent sveikatos kontekste. Jūsų pačių būsena ir kaip organizuota visa kasdienė aplinka. Darbas, namai, pareigos ir rūpinimasis tais, tarnavimas tiems, kurie nuo jūsų priklauso. Va. Ir įvertint turėsit galimybę savo kasdienį ritmą. Mergelės, jums ožiaragio pilnatis gali išryškinti kūrybos, meilės, vaikų, jūsų malonumų ir asmeninio džiaugsmo visas tas temas gali parodyti, kad kas per pastarąjį pusmetį kažkoks rezultatas subrendo. Kur jau matote tuos rezultatus, jeigu metų pradžioje pradėjote kažkokį kūrybinį projektą, ar užsiėmėte kažkokiu naujų hobių, galbūt pradėjote reklaminę kampaniją, prezentacijas kurti, ar kitą veiklą, kuriai reikėjo tokios drąsos parodyti save, dabar gali ateiti pirmieji reikšmingi rezultatai. Kai kurie iš jūsų gali sulaukti pripažinimo, didesnio matomumo, gerų atsiliepimų arba tokio finansinio atlygio už tai, ką kūrėte per paskutinį pusmetį. Meilės srityje šis laikotarpis gali irgi apšviesti kažkokius rezultatus. Galbūt apie naujus metus prasidėjo kažkoks romantiškas ryšys, pažintis. Visą tai gali pereiti į kitą lygmenį arba paaiškėti, kad tai niekur neveda. Kai kas gaus pasiūlymą gyventi kartu, tuoktis, rimčiau kalbėti apie bendrą ateitį, o kitiems gali pasidaryti aišku, kad santykiuose, na, tai buvo tik laikinas susižavėjimas ir tik tiek. Galima nėštumo tema, todėl verta būti atsargiems, jeigu tai nėra toks tikslas. Jeigu neplanuojate nėštumo, žinot, ką daryti. Jeigu jums tai laukiama žinia, pilnatis gali kai kartais atnešti tokių džiaugsmingų žinių, apšviesti. Temos susijusios su jūsų vaikais irgi gali būti labai ryškios, gali įvykti kažkokie renginiai svarbus, na, ar kažkokios situacijos, kur kažkas bus labai labai svarbaus. Gali būti, kad aišku, kad vaikas keičiasi, kad auga ir apsišvies kažkokie malonūs labai rezultatai. Gal kai kam apsišvies, jeigu vaikai suaugę ir nežada gerų rezultatų, tie rezultatai gali būti ir šiek tiek kitokie. Tai va, tai gali būti jūsų kažkoks publikavimas, pristatymas, pasirodymas, kurį jūs pradėjote demonstruoti viešai apie naujuosius metus. Dabar jis gali išeiti į dar platesnę auditoriją ir galite pamatyti tokius gana solidžius rezultatus. Pilnatis gali priminti, kad džiaugsmas yra būtinybė, leisti savo pasidžiaugti kaip vaiku irgi būtina. Tai gali būti ir laisvas laikas su vaikais, ir naujas hobis, ir kažkokie renginiai, kažkokia trumpa išvyka, kažkoks
Pasirinkimas daryti tai, kas jums malonu, kas suteikia malonumą. Nepamirškit, kad vykti reikia tik į tas pačias vietas ir naujų renginių dabar nelabai rekomenduotina organizuoti pradėti, nes retrogradinis Merkurijus, bet tai jau kitas pasakojimas. Am, Tiesiog šios pilnaties esmė jums yra pamatyti, kas jūsų gyvenime, kūryboje, jūsų romantiniuose santykiuose arba temose susijusios su vaikais, kokie rezultatai apsišvies. Va, vieniems tai šventė, kitiems romantiški susitikimai su svarbiais pasiūlymais, kitiems svarbus vaikų pasiekimais, o kitiems kai kartas kažkokių projektų užbaigimas, mm, arba supratimas, kad tuo užsiimti daugiau nenorite. Atneš tokius rezultatus, kurie, na, aš kalbėjau labai daug apie tai pradžioje, kurie gali nuplėšti rožinius akinius ir galbūt jie jau nebetitinka dabar to, ko jūs iš tikrųjų siekiate savo gyvenime. Svarstyklės. Jums ši pilnatis svarbi, jūs priklausote kardinalių ženklų ketvertukui ir ji paliečia vieną iš svarbiausių sričių, kas yra namai, gyvenamoji vieta, šeima, vidinio saugumo temos. Ir dabar gali pilnatis apšviesti kažką, kas vyksta jūsų šeimoje. Kokia atmosfera namuose, kokie sprendimai pribrendo, ar kažkokį priėmėt apie naujus metus, o dabar tas sprendimas atneša rezultatus, ar ne? Jeigu galvojate apie nekilnojamo turto pirkimą, pardavimą, nuomą, remontą ar persikraustymą, arba tai planavote nuo naujų metų, tai irgi gali būti svarbių rezultatų laikas. Gali baigtis kažkoks namų remontas, kurį pradėjote prieš 6 mėnesius, ar tai gali būti išvis kažkokie svarbūs sprendimai susiję šiaip su namais ar šeimos turtu. Taip pat santykiuose, šeimyniniuose gali išryškėti svarbus klausimai. Va, gali būti kažkokie klausimai susiję su jūsų tėvais, vaikais ar kitais šeimos artimais namais. Čia jau ne tetos, ne antros eilės pusbroliai, čia šeima. Em, e, Vėlgi, tai gali būti ir nuosava šeima. Tai laikotarpis, mm, kai gali pareikalauti daugiau, saturniškai daugiau įsipareigojimų, daugiau atsakomybės, gali iškelti senas nuoskaudas, pilnatis, apšviesti jas. Gali būti ir tos nuoskaudos susiję ir su partneriu, su šeimos žmogumi, su vaikais, su mama arba tėvu, ar su gimine, netgi kažkokia giminės istorija. Žiūrėkite, tai gali būti toks suvokimas, apsišvietimas, kad jūsų praeitis daro jums didelę įtaką, bet ji tikrai neturi nieko lemti dabartinėme jūsų gyvenime. Galbūt apsišvies, kad, na, vis dėlto kažkokie išlys seni konfliktai. Prisiminkite 6 mėnesius atgal apie naujus metus, kas prasidėjo, kokios naujos energijos į šeimą atėjo. Ir tai reiškia, kad čia dabar bus kažkokie rezultatai. Nes namai, šeima tampa šiuo metu jums jautria tema. Visgi namai tai vieta, kur norisi jaukumo, ramybės, supratimo, palaikymo ir užsidarimo nuo išorinio pasaulio. Ir galbūt apsišvies, ką ten reikia, ką reikia pakoreguoti, kažkokios iliuzijos gal išeis ar ne. Labai svarbu bus suprasti, kur prasideda kitų žmonių poreikiai, kur prasideda jūsų poreikiai, kur prasideda jūsų teisė į tą ramybę, į namų tą ramybę. Pilnatis išvis gali priminti, kad, na, namai vis dėlto pirmiausia yra saugumo jausmas ir jeigu viduje jaučiate įtampą, net ir labai prabangi erdvė gali atnešti skausmingas emocijas, bet tai nebūtinai. Kartais, iš tikrųjų, kai kartas apsišvies, gali labai nuostabūs dalykai susiję su šeima. Va. Priklausomai, jūs geriau žinote, jeigu jūsų artimam šeimos rate jau kurį laiką tvyrojo įtampa, pilnatis gali apšviesti, kur yra tikroji priežastis. Galbūt jau problema yra įsisenėjusi, kažkoks besikartojantis modelis, kur dabar verta bus tiesiog pabandyti ramiai per pačią pilnatį pasikalbėti gana sunku, nes bent jau ašarų tai tikrai gali būti, dramatizavimo,
bet Mėnulis ožiaragyje reikia sprendimo. Reikia peržiūrėjimo įsipareigojimų ir konkretaus sprendimo. Kai kam tai gali būti žinios apie šeimos pagausėjimą arba svarbų įvykį susiję su šeimos nariais. Na, gali būti kažkoks šeimos renginys, svarbus giminės susitikimas. Ir pilnatis, noriu pasakyti, kadangi svarbiame pas jūs svarbioj srity namų šeimos, pilnatis niekada neapšviečia nieko iš niekur nieko. Ji parodo rezultatą procesų, kurie jau vyko seniai ir už kuriuos atsakingi esate jūs. Ir dabar svarbiausia jums labai blaiviai, be iliuzijų įvertinti tą situaciją, kuo sąžiningiau tai padarysite, savo artimųjų poreikius, realias aplinkybės jūsų gyvenime, ar jos geros ar blogos, tuo sklandžiau praeis jums ši pilnatis. Skorpionai, ši ožiaragio pilnatis gali išryškinti bendravimo, informacijos, dokumentų tvarkymo, kažkokių kursų mokymosi, trumpų kelionių ir artimiausios aplinkos temas. Gali apsišviesti kažkokios situacijos su broliais, seserimis, kaimynais, kolegomis, na, arba su tais žmonėmis, su kuriais jūs sieja kasdieniai kontaktai. Galite gauti kažkokį rezultatą iš kažkokių įvykių, kurie prasidėjo apie naujus metus. Gali būti kažkokie dokumentų tvarkymai, kurie buvo aktualūs pastaruosius kelis mėnesius. Gali būti pasirašyti svarbus dokumentai, užbaigtas kažkoks formalus procesas, pasiektas kažkoks susitarimas, arba pagaliau gauta žinia, kurios jūs ilgą laiką laukite. Tai laikas, kai informacija tiesiog bus labai svarbi per šią pilnatį. Jeigu turėjot bendrų reikalų su broliais, seserimis, artimais giminaičiais, kaimynais, dabar gali paaiškėti rezultatai tų visų reikalų. Va, vieniems tai gali būti pokalbis, kuris gali užbaigti senus neaiškumus, kai kuriais atvejais gali iškilti tai, kas buvo nutylėta, kažkoks melas, apkalbos, intrigos, ne iki galo išsakytos pretenzijos, nes pilnatis vis dėlto tai jinai rodo ne tik įtampą, bet ir suteikia galimybę pamatyti, kur tos įtampos priežastys. Ir čia dabar žodžiai irgi atliks svarbų vaidmenį. Kvėpuokite prieš kalbėdami. Va, nes įtempta pilnatis ir galima žodžiais priskaldyti malkų. Dabar svarbiau kalbėti tiksliai, aiškiai, taip ožiaragiškai. Nešvaistyti žodžių, žinoti, kur reikia patylėti, nes pokalbyje yra du komponentai. Yra kalbėjimas ir yra klausimas. Va, ir pokalbiai šiuo metu jums gali būti labai svarbus per kažkokią, gali svarbia gauti labai informaciją, kuri pakeis jūsų planus arba jūsų požiūrį į kažkokį žmogų. Galite gauti kažkokius pasiūlymus, bet verta labai atidžiai visokius pasiūlymus dabar vertinti, nes vis dėlto retrogradinis Merkurijus. Svarbios gali būti ir transporto priemonių temos. Gali įsispręsti klausimai kažkokie dėl automobilio remonto, vairuotojo teisių ar kažkokių svarbių kasdienių maršrutų. Va, galbūt nuo naujų metų mokėtės vairuoti ir dabar gausite tai patvirtinančius dokumentus. Kai kurie iš jūsų gali nusipirkti, parduoti, pakeisti transporto priemonę. Arba jeigu jūs turite nusipirkę, sakykime, per naujus metus, dabar pamatysite rezultatus, ar geras tai buvo sprendimas, ar atsakingas. Va, galbūt Mėnulis ožiaragija parodys, kad tai buvo biški šiek tiek iliuzijų, ar tai apie tą automobilį, arba apie dviratį, nežinau, apie kažką, tai yra įvairios, tai yra ir mobilūs telefonai, kompiuteriai taip pat, ar ne? Tai va, tai žinokite, kad jūs vandens ženklas, viską reaguojat labai giliai, gal net neįsiduodat, bet šiuo metu dar dėl Marso, kuris jūsų irgi yra valdovas, su Urano jungtimi jums gali tikrai būti gana didelė įtampa, netikėti posūkiai, dėl to žiūrėkite, ką jums apšviesta pilnatis. Va, galite išlaikyti egzaminus, gauti kažkokius sertifikatus,
arba jeigu pradėjot kažkokią mokymosi programą, gal dabar norėsit kelti kvalifikaciją ir galbūt pilnatis apšvies, kad atėjo laikas pasikalbėti, susitarti, spręsti senus nesusipratimus, paprašyti pagalbos su kaimynais, su broliais seserimis. Žiūrėkite, jeigu yra galimybė tiesti tiltus ir taisyti situacijas, šiuo metu verta tai labai gerai įvertinti ir tai padaryti. Be to, retrogradinis Merkurijus irgi duoda visąlaik tokią galimybę. Gali įvykti svarbus kažkoks susitikimas, pokalbis, kažkoks irgi, bet tai visą laiką kulminacija, kažkoks užbaigimas. Va. Informacija, kuri suteiks jums aiškumą. Ir baigsis kažkoks laukimo laikas, tai labai svarbus laikas klausytis, ką žmonės sako, bet dar svarbiau atsakingai būti atsakingiems ten apie tai, ką sakote patys. Va. Tai yra dabar labai svarbu. Šauliai, ši ožiaragio pilnatis jums gali išryškinti finansų, pajamų, savivertės ir asmeninių vidinių tokių resursų temas. Dabar galite labai aiškiai pamatyti, kiek uždirbate, kaip valdote pinigus, kurie nuteka, kas iš tiesų turi tikrą vertę jūsų gyvenime. Prisiminkite naujuosius metus. Per jaunatį kažkas prasidėjo. Ir jeigu jūs per šitą pusmetį dirbote sunkiai prie kažkokio konkretaus projekto, siekėte geresnių rezultatų, kėlėte kvalifikaciją, ar jūs galbūt ieškojate papildomo uždarbio, ši pilnatis parodys pirmuosius rezultatus. Galite sulaukti premijos, atlygio, gali būti netgi paaukštinimas, kuris apšvies jūsų kitokią, jūsų pajamas, didesnį atlyginimą, naujas pareigas arba tiesiog gali apšviesti jūsų sąmonę suvokimas, kiek jūs norite iš tikrųjų uždirbti ir ką jūs turite savyje, ko nenaudojate, galėdami uždirbti daugiau. Vis dėlto pilnatis kartais parodo ne tik stipriasias ten mūsų talentų, tas savybės apšviečia, kad aš tai turiu savyje, bet ir rodo silpnesnes mūsų vietas, o būtent tai mes linkę matyti visą laiką daug labiau, ar ne? Ir matom, kad dirba per pigiai, kad savo laiką atiduodam už per mažą atlyginamą, kad mūsų nevertina, kad mes tai leidžiame su savimi elgtis. Ir iš pradžių gali toks būti nemalonus suvokimas, bet jis labai reikalingas. Reikalingas tam, kad pradėtumėt kurti naują strategiją. Gali paaiškėti, ar save nuvertinote kažkur. Galbūt jau laikas atėjo pakelti savo atlyginimą, savo paslaugų kainą, atsisakyti sąlygų darbo, kurios jūsų nebetenkina. Ir tai nebūtinai kažkokie impulsyvūs sprendimai, jokių būdų. Paklausykit būtinai apie retrogradinį Merkurijų, bet pinigų tema šiuo metu gali būti glaudžiai susijusi su savivertė ir tai gerai labai gali apsišviesti. Jeigu viduje abejojat savo tą savimi, žema savivertė pas jūs, tiesiog sąžiningai paklauskit savęs, ar aplinka mažai jums mokėdama kažkokių pinigų tiesiog neatspindi jūsų pačių asmeninės savivertės, ar ne? Ir dažniausiai, kai žmonės bijo pasakyti kainą, tai yra tiesiog rezultatas atsineštas iš vaikystės, kada būdavot pastoviai nuvertinami. Ir jeigu tai yra tokia situacija, tai su tuo tiesiog galbūt pilnatis apšvies ir su tuo reikės šiek tiek padirbėti. Va. Gali apsišviesti, kad kai kurios išlaidos nebepasiteisina. Ir ypatingai, jeigu buvo kažkokios investicijos apie naujus metus prieš 6 mėnesius. Galbūt reikia atsisakyti nereikalingų smulkmenų, galbūt tada palikti vietos daugiau svarbesniems tikslams, galbūt santaupas peržiūrėti. Visą tai pilnatis kažkaip jums demonstruos jums tai įvairiais būdais vis dėlto, nes ta informacija mus pasiekia įvairiomis gyvenimo situacijomis. Va.
Ir aišku, žinoma, kūnas dažnai labai atspindi, kaip mes stipriai savim rūpinamės. Ir taip pat ši pilnatis gali užbaigti tam tikrą finansinę temą, kurią jūs jau kažkurį laiką sprendėte. Gali paaiškėti, kiek realiai turite, kiek realiai galite uždirbti, ką, kuo verta užsiimti ir toliau, o ko jau reikėtų atsisakyti. Nebijoti dabar skaičių reikia, o labai nusiėmus tas iliuzijas, nes būtent tokia šita pilnatis, sąžiningai įvertinti savo pajamas, išlaidas, kaip įkainojat savo darbo vertę, asmeninius prioritetus ir tada matysis, kaip galima sukurti tokį saugesnį finansinį pagrindą. Finansinė tokia pilnatis jums. Ožiaragiai, ši pilnatis vyksta jūsų ženkle ir todėl jums tai gali būti vienas svarbesnių tokių momentų metuose. O dar tokia intensyvi pilnatis ir retrogradinė Merkurijus sugrąžins prie svarbių temų ir Jupiteris į liūtą eina tuo pačiu metu. Jūsų pilnatis, na, tai jūsų įvaizdis, pasiekimai, pasirinkimai ir tai, kaip šiuo metu matote patys save. Dabar galite paaiškėti, kur esate savo kelyje, ką jau pavyko pasiekti, o ką dar reikėtų pakoreguoti. Ir jūs gali šiuo metu labiau pastebėti jūsų elgesį, laikyseną, išvaizdą ir tai, kaip save pristatote. Todėl pilnatis gali parodyti ne tik gražų tą išorinį įvaizdį, o tikrąją jūsų būseną jums patiems. Kiek jūs iš tikrųjų turite tos energijos, jėgų, kiek pasitikite savimi. Ar galite panešti tai, kokį krūvį sau prisėmėt. Prisiminkite, kokius tikslus sau kėlėte metų pradžioje gruodį. Apie ką galvojote, ko siekėte, ką sau žadėjote, kokį žmogų norėjote matyti veidrodyje žiūrėdami į jį. Dabar šios temos atneša rezultatus. Ar tikrai matysite ten tokį, kokį ir planavote prieš pusmetį. Va, gali parodyti, kad kažkokia situacija susijusia su jūsų pareigomis, su jūsų statusu, su jūsų tais visuomeniniais vaidmenimis, ar ne? Ir gali taip apsišviesti ir suprasti, ar gyvenate pagal savo tikrus tuos poreikius, ar vis dar bandote įrodyti kažką kitiems žmonėms ir atitikti kitų žmonių lūkesčius, nes tai gali būti labai blaivinanti ir išlaisvinanti pilnatis. Kai kurie ožiaragiai šiuo metu išvis gali priiminėti svarbius sprendimus, kurie paveiks tolimesnę kryptį. Ir tai gali būti susiję tiek su darbu, tiek su santykiais, tiek su gyvenimo būdu, tiek su kažkokiais didesniais pirkiniais. Dabar svarbu iš tikrųjų kelti ambicingus, bet realius tikslus ir aiškiai vertinti, kiek jau jūs per pusmetį įgyvendinote savo planų ir kiek dar reikia pasidarbuoti. Ir jeigu pastaruoju metu per paskutinius 6 mėnesius daug dirbote, prisėmėte daug visko, galite arba pajusti, pilnatis gali parodyti nuovargį arba kažkokius apdovanojimus. Va, jeigu jūsų atsakomybės jau tapo jums per sunkios, ožiaragiai jūs visą laiką bijote pasakyti, kad jums sunku, nes jums tai rodo, kad jūs silpni. Čia niekam sakyti nereikia, čia su savimi. Nes gali kilti toks nusivylimo jausmas, kad, žinot, ką savo žadėjot, ne viskas įsipildė. Tačiau toks suvokimas visai nėra nesėkmė. Tai yra puiku atsisakyti nereikalingų lūkesčių, atsisakyti svetimų vaidmenų. Dabar galite grįžti prie to, kas jums iš tiesų svarbu. Ši pilnatis primins, kad neprivalote būti idealūs. Jūs turite teisę būti pavargę, turite teisę ne viską mokėti įspręsti iš karto, turite teisę paprašyti pagalbos ir jūsų stiprybė dabar gali būti tame būtent sąžiningame pripažinime, kad jums per sunku ir kad jūs nebenorite kažko, ko nenorite tęsti. Gali kilti noras nusimesti kažkokį vaidmenį, kuris jums buvo kaip darbas, kurį jūs atlikinėjote. Galit pajusti, kad norite būti, kaip norite gyventi ir ar tikrai jums taip svarbu, kaip jūs mato kiti. Ir svarbiausias klausimas ne kaip atrodote kitiems, ar
patys savyje, kaip jūs jaučiatės, kaip jūs patys sau atrodote. Va, ir pilnatis gali atnešti korekcijų, gali norėtis rimto pokalbio su partneriu apie atsakomybes, apie bendrą kryptį, apie kažkokį pareigų paskirstimą, apie, na, jeigu santykiuose slopinot savo poreikius, dabar gali būti sunkiau tai ignoruoti, nes vis dėlto santykiai irgi bus aktuali tema, kadangi santykiai atsiduria priešingoje pusėje jūsų asmenybei. Tai gali būti įvairūs sprendimai: keisti darbą, peržiūrėti kažkokius planus, atsisakyti kažko. Ir sveikata, ir kūnas taip pat gali pareikalauti dėmesio. Pažiūrėkit, ar neignoravot nuovargio, įtampos, stebėkit fizinius signalus ir dabar pilnatis apšvies, ar į tai reikia reaguoti rimčiau. Galite nuspręsti pasitikrinti sveikatą, pakeisti kažkokius įpročius, daugiau ilsėtis arba pasirūpinti savimi ne tik tada, kai jau nebelieka jėgų, o tiesiog pasirūpinti kiekvieną savo dieną ir leisti ožiaragiai, leisti sau džiaugtis. Ši pilnatis yra tarsi jūsų asmeninio metų kelio vidurio taškas. Ji padeda dabar prisiminti, ką įsikėlėte sau prieš pusmetį tikslus ir kur jūs pasistomėjote, ar sustojote, o kodėl sustojote, gal kur reikia kažką pataisyti, nebevaidinti kažko, o tiesiog pasirūpinti savo gyvenimu. Va, čia svarbiausia šiuo metu būti sąžiningiems su savimi ir ši pilnatis gali apšviesti jums iš tikrųjų labai labai svarbius rezultatus. Ir aš labai tikiu, kad tie rezultatai jums patiktų. Vandeniai, ši ožiaragio pilnatis apšvies gali jūsų vidinio pasaulio, jūsų pasąmonės, jūsų emocinio apsivalymo temas. Galite norėti labiau ramybės, tylos, atsitraukimo nuo triukšmo ir pokalbio gero su savimi. Tai laikas, kai viduje iš tikrųjų mes visi turime kažką nustūmę gilyn ir prie to nesiliečiam, bet pilnatis turi tokią nuostabią savybę visą laiką visą tai iškelti ir apšviesti. Ir, na, tas apšvietimas įvyksta jūsų viduje. To gali niekas net nežinoti. Bet dabar gali tapti aišku, ką reikėtų išrauti iš to vidaus. Tai gali būti kažkokie nesveiki įpročiai, nesveikos baimės, nuoskaudos, kažkokios slapti išgyvenimai arba situacijos, kurios labai ilgą laiką jūs vargino, bet nebuvo iki galo įvardintos. Ši pilnatis iliuzijų nuplėšimo, iliuzijų griūties laikas, rožinių akinių nusiėmimas. Ir šis laikotarpis iš tikrųjų gali padėti jums nusimti rožinius akinius. Kažkokia kulminacija. Prisiminkite gerai gruodžio pabaigą, naujų metų laikotarpį. Prisiminkite, ką naujo tada pradėjote ir pasižiūrėkite, ar viską, ką pradėjote tuo metu, užbaigėte taip, kaip sau, sakykime, žadėjote per naujus metus. Bet labai svarbu susitvarkyti su tuo, kas liko neužbaigta. Tai kažkokie vidiniai, slepiami net nuo savęs klausimai, tai emocinės skolos, seni pažadai sau arba, na, pilnatis gali apšviesti kažkokias senas nuoskaudas, kurias galbūt ilgai slėpėte ten nuo savęs. Prisiminimai, sapnai, kurie parodys, kas dar liko neišgydyta vis dėlto. Gali būti gana jautri emociškai pilnatis, bet prisiminkit, kad jeigu nustosite tai slėpti nuo savęs, nereikia niekam pasakoti. Jeigu bent sau tai išgryninsite, tai jau iš karto gijimo procesas, ar ne? Gali paaiškėti kažkokios paslaptys, galite pamatyti kieno nors tikruosius motyvus, suprasti, kur buvo kažkokie sąmoningi nutylėjimai, dviprasmybės, kažkokie nedakalbėjimai. Tai
Tai nebūtinai turi būti dramos, bet pilnatis gali parodyti, ar galima kažko pasitikėti, o kur reiktų būti atsargesniems. Kai kuriems iš jūsų gali paaiškėti situacijos susijusios su jūsų viršininkais, su jūsų tėvu, autoritetingu žmogum arba asmeniu, kuris turi didelę įtaką jūsų sprendimams. Taip. Taigi, sapnus, jeigu prisimenat ir mokat stebėti, tai dabar labai rekomenduočiau pasistengti prisiminti pilnaties nakties sapną. Va, ir noriu pasakyti, kad nereikia visiškai slėptis nuo pasaulio, pakanka tiesiog pasirinkti, su kuo galite kalbėti atvirai, o kam geriau nieko detaliai nepasakoti ir neaiškinti. Neverta rodyti visiems tų savo jautriausių vietų, nes dažnai, kai mes rodom tas jautriausias vietas, mes iškart pradedam jaustis pažeidžiami. O jeigu jums vieniems sunku susitvarkyti su tuo, kas vyksta viduje, na, tada, jeigu neturit su kuo pasikalbėti, gali pilnatis apšviest, kad atėjo laikas galbūt į santykių psichoterapiją, į asmeninę tiesiog psichoterapiją, konsultacijoms labai gali nušviesti kelią. Svarbiausia, kad tai, kai kažkas apsišvies šios pilnaties metu, primenu dar 3 dienas po pilnaties, kad tai nebūtų dar vienas bandymas pabėgti nuo savęs, o tiesiog noras suprasti, kas vyksta viduje, kodėl tai vyksta. Ir, žinot, kai žmogui dažnai skauda, jis pripranta prie skausmo ir net nebepastebi, kaip ta vidinė būsena veikia tuos visus kasdienius pasirinkimus. Ir tiesiog seni ryšiai be to, užmirštos istorijos ar žmonės iš praeities vėl gali priminti apie save, nes čia 12 būstas ir čia retrogradinis Merkurijus dar. Tai čia stebėkite labai labai didžiai, ką jums visata šnibždės ar garsiai sakys, kas vyksta iš tikrųjų. Va, jeigu esat kažkokioje keistoje sąjungoje, slaptoje, neapibrėžtoje santykiuose, kur nežinot, kaip tos santykius pavadinti, tai ši pilnatis gali iškelti būtent tą klausimą. Kiek ilgai dar tęsis tas neaiškumas? Gali tekti sąžiningai atsakyti ir sau, ar tas ryšys iš tikrųjų jums reikalingas, kartais pats tas sprendimas viduje ir slypi ir geria jūsų energiją, nes jūs jam priešinotės ir stengiatės jį ignoruoti. Va, galite užbaigti kažkokius svarbius reikalus, kur jautėt kaip skolą, kažkam kaip įsiskolimą, ir tai jums buvo sunku iš tikrųjų. Va, kai tai bus sutvarkyta, atsiras didelis palengvėjimas. Ir nebereiks daugiau grįžti prie tos temos. Kai kam gali paaiškėti kažkokie apsišviesti su pilnatimi pokyčiai partnerio darbo užimtume, ar jo vidinėje būsenoje kažkas gali, na, apsišviesti, kad reikia kažkokių pokyčių. Tai vis dėlto kulminacija, tai yra rezultatas ir dažnai labai, net jeigu mes bandom labai visą tai slopinti, vis tiek kažkas iš aplinkos mus irgi provokuoja, trigerina. Tai kuo sąžiningiau įsiklausysite į save tomis dienomis pilnaties, va tokia gili, labai intensyvi pilnatis, tuo jums bus aiškiau susitvarkyti ten, susišluoti viską, susidėti ten, susitvarkyti savo viduje. Toks mėnulis ožiaragėje. Žuvis, jums šio ožiaragio pilnatis vienaip ar kitaip gali išryškinti jūsų bendraminčių, tai yra interneto, socialinių ryšio, draugai, ateities planų ir svajonių visos tos temos. Dabar galite aiškiau pamatyti, kas iš jūsų aplinkos iš tikrųjų yra jūsų draugas, kas nedraugas, kuo galite pasitikėti, su kuo norite judėti toliau. Galbūt pradėjote kažkokį bendrą projektą su kitais žmonėmis apie naujus metus ir dabar kažką kūrėte ir dabar bus rezultatai. Tai gali būti kažkoks bendras projektas, darbas. Tai tiesiog komandinis kažkoks projektas ir jeigu stebėkite, kiek laiko skiriate socialiniams tinklams, viešai veiklai, dabar galite sulaukti kažkokių
rezultatų. Sakykim, jūs pradėjote publikuoti save apie naujuosius prieš 6 mėnesius ir kai kartais dabar pamatysite, galbūt vieni nedrįsote, ėjote su draugais, dabar gali apsišviesti, kad reikia keisti žmones, kad jie daugiau nėra jūsų bendraminčiais, kad jūs nevienodai žiūrite į tuos pačius projektus. Toks gali būti natūralus atsisveikinimas su tais, su kuriais, na, kiek jau atėjo laikas, kad tie keliai išsiskirtų. Va, gali atsirasti naujų pažinčių, bet tiktais tada, kai jūs labai aiškiai suprasite, kas yra jūsų bendraminčiai, e, kurie gali praplėsti, tarp kitko, jūsų kažkokį socialinį ratą ir parodyti, kad palaikymas ateina kartais visai ne iš ten, kurio tikitės. Draugai kažkokie net nelabai ilgalaikiai gali padėti labai kritiniu metu ir pilnatis gali parodyti, kokia ta draugystė buvo iš tikrųjų, kad arba joje buvo per daug iliuzijų, arba, na, kai kartas pozityvius rezultatus apšvies. Jeigu, mm, sakykime, jūs susimat veikla, kur susijusi su prenumeratomis, irgi gali apsišviesti kažkokie tai rezultatai, kur reikia kažkokių pokyčių. Sakau, jūs žiūrėkite pagal asmeninę situaciją, ką jūs pradėjote nuo naujų metų. Va, galite atsisakyti kažkokio dalyvavimo kažkokiuose projektuose, apriboti bendravimą su kažkokiais žmonėmis. Ir tai tiesiog sąmoningas pasirinkimas palikti tuos ryšius, kurie iš tikrųjų turi prasme, o atsisakyti tų, kurie jos jau nebeturi. Jūsų ateities planai ir svajonės. Jeigu kūrėte kažkokį norų lapą, ten paveikslą per naujuosius metus, dabar galite pamatyti, kaip, kur jūs judate ir labai realistiškai vertinti visą situaciją. Tai va, kažkas iš jūsų draugų ar pažįstamų gali atsidurti įvykių centre, gali apsišviesti kažkoks skandalas, bet tai gali būti ir pozityvus įvykių centras, vestuvės, nežinau, kažkoks persikraustymas, gali būti asmeninė krizė pas kažką iš jūsų draugų ir kažkokie sprendimai, kurie, na, parodys, kad reikalinga ir jūsų palaikymas kitiems žmonėms, kad jūsų balsas toje grupėje yra svarbus. Va, galite susimastyti apie darbą su vaikais, dirbti mokykloje. Tai gali būti savanorystė, pavyzdžiui, pagalba vaikams, šeimoms su vargstančiais vaikais arba bendruomeniai. Jeigu kažkokį tokį projektą jau pradėjote, tai iš tikrųjų kažkokie projektai, kurie brendo jau nuo naujų metų, dabar pamatysite aiškiai, ar galite visą tai vystyti toliau. Va, ši pilnatis primena, kad nebūtina visko spręsti vieniems, kad turite palaikymą iš aukščiau. Jeigu jaučiatės atsidūrę aklavietėje, palaikymas gali tiesiog pasiekti jūs per draugus, per bendraminčius, per klientus ar žmonės, kurie supranta jūsų situaciją, nes tiesiog jie mato šitą pasaulį labai panašiai. Va. Jeigu aktualios temos su auditorija, su jos dydžiu, tai vėlgi galite pamatyti, sakykime, kaip jūsų auditorija užaugo nuo naujųjų metų. O jeigu jinai neužaugo, tai tada galima, Saturnas nori, kad tiesiog būtų atlikta tokia realybės patikrinimas, reality check, kodėl visa tai užstrigę yra. Va, galite pabaigti kažkokius internetinius mokymus, galite gauti svarbios informacijos internetu, sulaukti kažkokių kvietimų, pasiūlymų arba susitikti su žmonėmis, kurie nėra artimi jūsų draugai, bet gali būti labai naudingi jūsų ateities projektuose ar planuose. Va. Galimi svarbi kažkokie apsišviesti pokalbiai, susitikimai arba situacija, kuri apšvies jūsų santykius. Tai gali būti ir dar be abejo kažkokie renginiai, bet iš tikrųjų tai šios pilnaties esmė jums yra pamatyti ir įvertinti jūsų aplinką, jūsų ateities planus, jūsų projektus, ar jūs su savo bendraminčiais judate tą pačią kryptimį, ar jau jūs senai judate kiekvienas savo atskirai ir ar jūsų svajonės
gali pildytis, jeigu jūs taip ir tęsite. Va. Atsirinkite žmones, bendruomenes, bendraminčius, susitvarkykite informacinę erdvę, ateities kryptį ir jums bus lengviau judėti ten, kur jūsų pastangos turės prasmę. Intensyvi štai tokia pilnatis ožiaragyje. Daug pripasakojau, labai rekomenduoju išklausyti apie retrogradinį Merkurijų, nes visa tai yra, kai vyksta vienu metu, tai tiesiog reikia tą informaciją bandyti sujungti. Aš žinau, kad gali atrodyti jo šiek tiek per daug, bet, na, priklausomai nuo to, kas vyksta jūsų šiuo metu gyvenime, ar jums aktualu kažkokie rezultatai ar ne. O jeigu ir taip nėra, tai jūs galite tiesiog žinoti, kad tomis dienomis bus didesnė įtampa, gali atsirasti vidinis stiprus kritikas, gali labai stipriai subliūkšti kažkokios iliuzijos ir jūs suprasite, kodėl visą tai vyksta ir žinosite, ką daryti tuo metu. Aš tikiuosi, kad jums informacija buvo ir įdomi, ir naudinga. Ačiū labai, kad esate. Pasirašykite mano kanalui, aš ten pasakoju kartais iš vakaro, tai tada tikrai nepraleisite. Dėkui, kad esate, dėkui už laikus, dėkui už komentarus. Tiesiog nuoširdžiai labai tai vertinu, mane tai labai džiugina. Jūs visi pas mane labai labai fantastiški. Ir aš sakau jums iki greito.